ginkluoti vyrai atvažiavo, apsupo su ginklais, apsuko namą. Valkininkų stotį įsodino į gyvulinį vagoną. Jei nors vienas pabėgs, tai vietoj jo kas 10 žmogų šaudysim. Mes gyvenom dideliai šeimoj, tėveliai buvo, mes 3 vaikai, aš jauniausia iš tų vaikų ir seneliai buvo mano tėvelio tėvelis ir močiutė vienu žodžiu buvo. Na ir turėjom daug žemės labai, tai samdėm dar darbininkų. O taip labai tvarkingai gyvenom, abudu labai darbštuoliai. Mano mamytė iš neturtingos šeimos ir jos tėvelis anksti mirė ir ji net tarnavo pas kitus žmonės, o tėtė buvo turtingas. Na ir iš karto vienu žodžiu keliose vietose įtarnavo. O paskui pas tėvelį tarnavo irgi, ir jie susituokė. Gyveno labai gražiai. Aš vaikystėje, kol vidurinę baigiau kartu su tėveliais gyvenau, tai buvau laimingiausias žmogus, nes negėrė, nerūko, abudu buvo darbštuoliai, abudu labai sutarė. Ir tėvelis, kur uždirba pinigų ar ką, tai mamytei atneša, jisai vėliau paskui, kai jau iš tremties, jau aš prisimenu daugiau, tai gydytojas buvo gyvulius gydė. Felčeris. Tai jau nueina pas ką gydo ir jam duoda ten 5 rublius ar ten kažkiek tai jis ateina, mamytė paerzina, panosint pavedžiojas su tais 5 rubliais ir atiduoda tuos pinigus mamytei. Mamytė buvo bankininkė ir ten žinojau už tokio pečiaus, kur būna pečius ir ten pagulėt būna tokia vieta, tai ji ten padėdavo tuos pinigus. Tai va, taip labai gražiai gyvena ir sakau, buvom laimingiausi, jokių barnių, jokių nieko nebuvo. Ar pamena tremties dieną? Jums kiek tada metų buvo? 5 metai man buvo. Labai gerai pamenu. Tai buvo 50 metų rugsėjo 1 diena. Ir mano brolis ir sesuo, mano sesuo 8 metais už mane vyresnė, brolis 2 metais vyresnis, aš jauniausia buvau. Tai jie abudu ruošėsi mokykloje, rugsėjo 1. Ir taip netikėtai prieš rugsėjo 1 naktį tą ginkluoti vyrai atvažiavo, apsupo su ginklais, apsuko namą ir uždraudė visiems išeiti. Ir liepė, ruoškitės, vešim. Tai va, aš dar tokia maža buvau, manęs negąsdino tėvai, kad vešim. Tik sako, ruoškitės, pasiimkit ką apsirengti, reiškia daiktus. Tai tada, o tai kur mes važiuosim, klausia. Sako, važiuosim ilgam. Tai aš tokio proto turėjau, aš tada rinkau savo žaislus vežtis į tą kelionę. Ir gana rami buvau tokia, bet išeinu į kiemą biškį ir jau rankioju žaislus, paskui mane uždraudė, į kiemą neišleido ir su šautuvais. Tada dar tuo metu jie pasiturinčiai gyveno, bet tuo metu nesitikėjo visai, o tais laikais duoną kepdavo patys. Tai buvo užmaišyta duona ir dar neiškepta.
Ir kadangi nesitikėjom, tai visai nepasiruošę, nieko neturėjom, o toj gatvėj prieš pat mūsų namą, kitoj pusėje kaimynai gyveno, nu tai jie pamatė, sužinojo, tai paskui jie atnešė mum duonos savo, kad kažkiek mes turėtum draugiškai. Ir tada mus susodino į vežimą ir nuvežė į Valkininkų stotį. Valkininkų stotį įsodino į gyvulinį vagoną ir tam vagone didelis buvo vagonas, toks keistas ir labai daug maišų, labai daug žmonių, o tamsoka langelis, vienas palubėj, toks siauras mažytis langelis, grindys medinės buvo ir tiek maišų daug ir žmonių, kad nebuvo ten jau vietos, kampelį įsitaisėm ir sėdėjom. Dabar pirma problema, kurią aš irgi gerai prisimenu, nebuvo jokio tualeto tam. O žmonės matyti irgi svaryti tą pačią dieną, šitiek jų buvo labai daug. Taigi žmonės nori į tualetą ir kaip daryti, pasidairo, nėra nei kur kampelio pasislėpti, nieko. Tai iš pradžių tai visi viešai taip ir darė. Tai tas šlapumas ėjo per grindis, tos grindys buvo skylėtos, tai kiek ten ir išbėga. O paskui tai sudėjo, maišus sudėjo ir biškį paklodėm. Taip jau atskyrė, kad jau drąsiau būtų, nes labai jau nedrąsu, vis tiek ten tų žmonių be galo daug, jų ten buvo. Ir vežė tais vagonais. Tai vieną kartą į parą ateidavo moteris su kibiru ir su samčiu ir kiekvienam žmogui vieną kartą su tuo samteliu įpildavo ten tokios kaip sriubos, kaip košės kažkokios. Tai. Ir viskas, daugiau niekas valgyti nieko neduodavo. Tai kiti turėdavo kažkiek daugiau, nes buvo daug žmonių, kad jie tikėjosi. O mes visiškai netikėjom, kad mus išveš, tai mes beveik nieko neturėjom ten. Tai badavom visų pirma, nieks nesidalina, nes nežino, ko sulauks. Taip, tai ir buvo tiek maišų pridėta, tiek žmonių daug. Ir vienas langelis aukštai palubėj buvo ir ten buvo tiek maišų daug pridėta. Tai aš ką darydavau, aš ant tų maišų užlipdavau ir per tą langelį, dažniausiai ten sėdėdavau ir žiūrėdavau per tą langelį. Vežė be galo ilgai, aš nežinau, kiek ten mėnesių vežė. Ir užpuolė utėlės, pasikeis nebuvo kur, nusipraust nebuvo kur. Taip ir gyvenom ir paskui antiek jau utėlės užpuolė, tai jau po daug, aš nežinau, kiek ten mėnesių mus vežė, nes tas dundėjo traukinys, dun, ir jis į visas pusės klibėjo, nenormaliai labai garsiai. Ir tada visus išlaipino, tų policininkų, ar kaip juos pavadinsi, buvo labai daug, visi ginkluoti buvo, apsupo aplinkui ir pranešė, jei nors vienas pabėgs, tai vietoj jo kas 10 žmogų šaudysim. Vat tada aš jau labai įsigandau, nes žmonių tai buvo labai daug ir tų kareivių buvo labai daug, aplinkui žiūrėjo, o man buvo baimė, galvoju, mūsų yra 7, tai jei kas 10 šaudys, tai reiškia labai didelė tikimybė, kad ir mūsiški kažkokį tai sušaudys. Tai aš stebėjau, kad nieks nepabėgtų, man toks protas, aš atsimenu, vedė, kad nors niekas nepabėgtų. Ir dar prieinu, tik nebėkit, nes šaudys. Paskui jau pastebėjau, kad ten
labai visi utėlėti ir liepė visiems nusirengti. Tuos drabužius visus krūvon sumetė ir sudegino, nes jau utėlėti visi buvo. Ir nuvarė į pirtį. Ten kažkokią paprastą medinį sulūžusį pastatą kažkokį tai ir visi nusiprausė. Ir pasikeitė, kiek ten biski drabužių atsarginių turėjo, tai pasikeitė tais kitais drabužiais. Tai va, ir paskui vežė. Vežė labai ilgai, dundėjo, tas traukinys dundėjo, paskui ten, kai mus ir nuvežė, tai man ausyse tas dundėjimas dar labai ilgą laiką girdėjau ausyse. Ir nuvežė labai toli, Chabarovsko kraštas, jau netoli Japonija net, tai man atrodo, kaip į žemėlapį žiūriu, tai kur Lietuva šiauriai, ten tai per visą Tarybų sąjungą į rytus ir net pačiam pakrašty ten buvo. Taigi ten išlaipino mus ir tada įsodino į mašiną, paprastą bortinę mašiną, tik nedengtą mašiną. Ir ten pridėta daug maišų ir daug žmonių ant viršaus susodinti buvom. Ir ten vežė. Ir ten man buvo labai baisu, nes niekas neleido kalbėti tarpusavy ir neleido judėti ir sėdėjom ant tos mašinos, ant tų maišų didelių ir aš, kai sėdėjau, aš neturėjau už ko laikytis viršui, o tas kelias buvo aukštai, o ten žemiau tokia pievutė ir kai pažiūri, tai Amūro upė buvo. Ir kai iš mašinos žiūri, nieko daugiau nematai iš vienos pusės, tik šniokščiančia upė. Toks šniokštimas didelis. O mašina ta dažniausiai pakrypus ir ji va taip svyruoja. Ir atrodo, kad aš neturiu už ko laikytis ir kad aš nuribuosiu į tą upę. Tai aš ir vienas toks berniukas, tai mes visų keliu verkėm. Tai pagal tą Amūro upę, tai aš nežinau, kiek ten mus parų vežė su ta mašina, labai ilgai vežė. Ar visi žmonės atlaikė tą kelionę? Ne visi. Už tai, kad labai sunkios sąlygos. Ir ypač mes, taigi badavom, pusbadžių ten gyvenom. Ir mirdavo, tai tiesiog išimdavo tą žmogų ir viskas. Durys tokios gyvulinės, tai kai uždaro tokios plačios medinės, tai geležiniais tais, kaip uždaro, tik barška tos skardos ir tais raktais. Nuvežė, gyvenom Chabarovskį kraj, Kurulminskį rajon, selo Kukan, į tokią vietovę. Nuvežė ir privežė prie tokio barako. Barakas labai mažas, labai senas, jau vos laikantis, ir reiškia toks pailgas, siauras. Ir ten ar 4 ar 6 iš vienos pusės durys vienodos. Ir į kiekvienas dureles atidarai tik vienas kambariukas mažas ir buržuikė toks pečius pastatytas. Ir ten sugrūdo po 4 arba 5 šeimas tam barake. Ir kai pridėta maišų, tas kambariukas labai mažas, tai pristatyta maišų labai daug, tai praėjimo tik takelis truputį ir vienas langas tik tai iš vienos pusės buvo. Naktimis buvo labai baisu. Ten, nežinau, gal galvojo, kad ten žmogžudžius atvežė ar kažkokius. Tai daug labai naktų, kai ateina naktis, prie tų durų vyriški balsai, šūkauna, daužo į tą langą
И мы вас убьем, вы бандировцы, мы вас подождем, reiškia, kad sudeginsim, užmušim. Ir šaukė pastovė ir daužė į tą langą. O kai tik atvežė, tai iš karto vyrus atskyrė ir juos nuvežė taigosna. O liko tik vaikai, moterys ir seneliai. Tai va, nebuvo nei ko apsiginti, nei ką daryti, tai moteris ką daryti mūsų. Tai atsimenu ką, paėmė buržuikės užkūrė ir pripylė vandens daug ir sako, jei lips per langus, tai mes verdančių vandenių pilsim. Tai labai labai daug naktų šitaip buvo. Ir aš jau antiek išgąsčio turėjau, kad mano labai pašlėjo sveikata. Ir paskui kažkiek tai mėnesių net va šitai buvo, paskui jie nustojo šitaip. Nustojo, bet mano sveikata antiek pašlijo, kad aš naktimis jau miegoti negalėjau. O ten buvo antiek ankšta, viena moteris turėjo kelių mėnesių dukrytę. Tai gulėt, kur kam papuolė, nes nebuvo vietų, tai ta moteris man ir dabar akyse stovi, kad ji gulėjo aukštielninką ir ta mergytė visą laiką ant krūtinės laikė. Reiškia, neturėjo vietos net šalia paguldyti. Aš naktimis vis tiek nemiegojau, bijojau ir kai ateina naktis, aš verkdavau ir mamytė einam iš čia, aš bijau ir drebu. O kur ten eisi, kaip ten eisi, bijau, einam iš čia ir antiek būdavo, kad mane aprengia, pati apsirengia ir išveda naktį, nes aš neturiu ten vietos. Išveda, ten šaltis 40 laipsnių, labai didelis šaltis. Tai kelias minutės pastovim, ką darys ir vėl atgal ir išeinam. Tai aš taip kiekvieną naktį labai daug jau negalėjau miegoti ir jau susirgau labai. Ir tada nuvedė mane pas gydytojus. Tai patikrino gydytoja, pasakė, parok sercą. Ir mane, kai išvedė į koridorių, tai Rusijas klausė, sako, kas šitai mergaitė yra, mama pasakė, parok sercą. Oi, takая маленькая уже parok sercą. Bet man depresija, nervinė depresija tokia, aš labai bijodavau. Ir naktimis niekaip negaliu miegoti, man baisu naktį. Ir ką, tai man ten vaistų prirašė ir vis tiek man prastai buvo. Paskui patarė mamytei, kad, sako, pas Šaptūnus burtininkus, sako, ją nuveskit. Tai atsimenu, mamytė nuvedė pas kažkokią moterį tokią. Ir ta moteris mane vežiojo po įvairias vietas, po kažkokius tvartus, kur net ir gyvulių buvo. Ir ką, ir jį žegnojo, mane pati žegnojo, meldėsi ir ten kažką tai poteris ar kažką kalbėjo, nežinau. Ir po to man lyg kažkiek tai truputį, man atrodo, ne tiek vaistai padėjo, bet tą lyg, sakyčiau, kad man šiek tiek pagerėjo, bet problemų jau su sveikata aš turėjau didelių. Mano ta močiutė tai jau pas rusus eidavo, kai neturėjom ko valgyti, tai žebravodavo, reiškia, eidavo kažko tai prašyti, kažko atsineždavo. Ir paskui ir mane vesdavo. Tai irgi tai mane glostydavo jinai ir sako, oi, čia mano labai gera anūkėlė. Ir žmonės duodavo kažko tai. Tada jinai ten taip kaip pusiau gydytoja buvo. Ir rusai, kai kurie norėjo nekrikštyti, buvo dauguma. Tai jinai, kaip katalikė, mane nuvesdavo ir aš matydavau, jinai žegnodavo ką ir prašydavo jinai, kaip mokėdavo, taip pakrikštydavo rusiukus, tą močiutę.
Tai va, kartu vaikščiodavom pas rusus ir duodavo valgyti, biskį įdėdavo valgyti. Tai jinai dažnai iš pradžių tai tiesiog vaikščiodavo ir prašydavo valgyti už tai, kad mes neturėjom ko valgyti. Iš karto tai jau į mišką ten, ko randent, ką tai iš to, nes irgi Pusalkanėj gyvenom. Tai mama daržininkystėj dirbo. Reiškia, prie daržų ten sodino, ką valdiški tie daržai, tai ten dirbo, tai paskui jau atsineždavo jau tų ir daržovių kažkiek, tai biski, bet gyvenom labai sunkiai. O tie jau vyrai, tai vat šitaip irgi pusbadžių ten kažkiek matyt truputį duodavo, bet čia. Paskui prasigyvenom, iš tų barakų pastatė tokį daugiaaukštį namą, tai gal po 2-3 metų, nes atsimenu, kad neilgai jau ten mes gyvenom, tai į antrą aukštą ten jau davė normalesnį mūrinis namas pastatytas, tai iš tų barakų iškėlė, nes tie barakai tai jau buvo beveik lūžtantis, jau nekaip. Ar jautėt atskirtį tarp vietinių ir tremtinių? Tarp eilinių žmonių, paskui pamatė, kad taip kaip žmonės, tai buvo žmoniški nieko. Bet valdžios, tai be abejo, taip, komendantūros vaikam nereikėjo, suaugusiem atsižymėti. Nu ir ten tai jau jokios meilės nebuvo. Nebuvo jau griežtai labai. O ar bandė kažkas pabėgti, ar buvo tokių atvejų? Bandė pabėgti ir žinau, kad sugavo. Tai jau paskui ir kelioniai, kaip irgi ten kažką, nu tai jau blogai tada jau baigėsi. Vienu žodžiu, paskui bijojo, nieks nedrįso bėgti už tai, kad žinojo, kad kelio atgal nėra. Nes ten visur cenzūra buvo ir kiekvieną mėnesį pasirašinėjo, tikrino ir jei ką, taigi būtų ir pranešėjų tokių seklių būtų pranešę, tai bijojo. Tik nemažai žuvo, per tuos darbus žuvo ten arba mirė, tai daug iš tų ir liko ten kapeliai. Daug labai žuvo lietuvių už tai, kad darbus duodavo sunkiausius. Mamytė tai daržininkystėj ten dirbo, o tie taigose dirbo, tai valgyt, tai laužas susikurdavo ir katilas būdavo, tai ten įsivirdavo kažkokios, tai ir į savaitę tik vieną kartą leisdavo vienai dienai, tai kai grįždavo, tai mamytė išvirdavo sriubos daug, išpilstydavo į bliūdukus ir ten šalčiai būdavo 40-45 laipsniai ir jokių, reiškia, atšilimų nebūdavo, labai šaltos žiemos būdavo, sausos, saulėtos, bet labai šaltos. Tai tos sriubos užšaldavo labai greitai ir jos niekad neatšildavo, tai pridėdavo maišus, išimdavo iš tų indukų ir vėl kitus, reiškia, be maišiukų ir švarius maišus ir ten veždavo, tai ten ant to laužo pasišildydavo ir taip valgydavo savaitę laiko. Tai jie dažnai ten, reiškia, kedrai, medžiai buvo daugiausias, labai miškingas kraštas, tai plukdydavo sėliais, upės tokios raunios buvo, kad inbrendi iki kelių, tai negali, kai vaikas išstovėt, tiesiog verčia iš kojų.
Na ir kartais tie sieliai susiraizgo ir nori, nenori, tie darbininkai ant tų, reiškia, turi pataisyti, kad toliau kažkaip ne mašinom vežė, o srauniom tom upėm. Tai žiūrėk, vieną dieną, sako, ir tie lietuviai dažniausiai pažįstami, tai jau tas, reiškia, jis po sieliais pakliūna ir jau negali, ir vienu žodžiu jau nuskęsta. Negyvas paskęsta. Tai labai taip daug žuvo šitaip, tai vis pergyvendavo, vis praneša, va, tai tas va jau viskas pažįstami. Tik įeini taigon, jau ten pavojinga, jau ten žvėrių, lokių buvo. Tai vieną kartą tėtė pasakojo, sako, žinot ką, jau man vos šiandien nebuvo paskutinė diena. Jisai ten kažkur ėjo ir lokys. Lokys pradėjo įvytis, tas lokys. Nu ir sako, viskas, tai laimė, sako, buvo paskui ten tokia tankmė labai didelė. Ir sako, aš spėjau dabėgti tą tankmę ir įlindau, o lokys nesugebėjo ten įlyst. Tai vat likau gyva, sako, jau stebuklai. Ten gyvenvietė buvo labai didelė, buvo parduotuvė, Silpo vadinosi, labai graži. Ta parduotuvė, akvariumas buvo iki lubų, stiklinis didžiulis ir plaukiojo daug žuvyčių visokių. Tai eidavom žiūrėti, jau ten mums įdomu buvo. Nu ir paskui jau mūsų nieks negazdino, pamatė, kad čia visi žmonės kaip žmonės. Ir tie rusai, tik rusai, kaip būdavo, dirba, kai ateina vakaras, tai jie tokie linksmi labai. Čestuškos, dainuoja čestuškas, tancai, pleski, šokia ir tai mums labai įdomu būdavo, pasigeria, tai paskui, žiūrėk, susipyksta vyras su žmona, tai vieną kartą mačiau tokia bačka kopūstų prirauginta, medinė, tokia, va, tokio aukščio kopūstų prirauginta, o tas girtas susibarė su moterim tą bačką, išritino ir išvertė iš tos bačkos visur. Nu ir dabar galvoju, va šitie kopūstų, tai ką jie dabar valgys, kaip dabar gyvens. Paskui žiūriu, rudydienos jie vėl draugiškai šneka, susitaikė. Tai va, ir žmonės, eiliniai žmonės tokie draugiški buvo. Tai aš, vienu žodžiu, ten pradėjau paskui lankyti mokyklą. Buvo viena mokykla, jau mano sesuo ir brolis jau kitur ėjo, kur vyresnės klasės, o aš ėjau kitą, kur pradinės klasės. Ir mano mokytoja man labai patiko, buvo labai gera. Valentina Vasiljevna buvo, vadinosi. Jinai labai kukliai gyveno, bet labai gera, draugiška ir ji mane mylėjo ir aš ją labai mylėjau. Aš turiu nuotrauką, nusifotografavo su visa klase. Klasė virš 30 mokinių, didelė. Ir jinai labai reikalavo, kur mokiniai silpni buvo, tai jinai šitą pakviesdavo tėvus ir liepdavo pasėdėti per pamoką ir tada iškviesdavo tą mokinį atsakinėti. Ir tas jau po to mokinio, kaip pavyzdį, aš buvau pirmūnė, gerai mokiausi, kaip pavyzdį ir mane iškviesdavo ir aš atsakinėjau, kaip parodyti, kaip reikia. Paskui lankydavo dažnai vaikus į namus, kurie jau prasčiau mokosi ar ką. Tai aš sakydavo, Valentina Vasiljevna, я знаю, где он живет, я вас провожу. Tai kažkaip net už rankos paimdavo ir mane vesdavo. Bet ten buvo tokie dideli šalčiai. Tai aš kiek metų gyvenom, tiek virš mėnesio gulėdavau ligoniniai. Tai aš buvau subadyta visa, plaučių uždegimu sirgdavau.
Tai atsimenu, kitos ateidavo ten mamos ir tos gydytojos, tai jau globodavo, o aš antiek subadyta buvau, kad man dažnai į tą pačią vietą pataikydavo 2 kartus su tą adatą. Tai aš išgulėdavau virš mėnesio, kiekvienais metais ir atsilikdavau, tai paskui, kai nueidavau į klasę, tai ta mokytoja mane nusivesdavo į savo namus, kukliai labai gyveno, turėjo 2 mergytės, maždaug kokiais metais 2 jaunesnės negu aš. Tai jinai man ir truputį ten ir arbatos duodavo, ir mane tai gal 2-3 kartus pamokindavo ir kažkaip aš labai greitai pavydavau tas ir paskui jau pas ją neidavau. O ar jį tik tai su to mergaitėm, nes nemačiau nieko, kad vyrą turėtų ar ten kažką, bet va jį tai aš nežinau, kad ji tokia labai maloni buvo ir su užuojauta ir eidavom kur aplankyti, tai mane už rankos vesdavo ir mes kalbėdavom. Tai paskui, kai eidavom pro mano namus, tai Valentinovna Vasiljevna, zaidyte į nam v gosti. Tai reikia ar nereikia dar pas save, o šitaip gyvenom. Tai kvailystė, vienas kambariukas toks, susigrūdė visur. Mamytė vieną kartą nubunda ir ryte ir sako, bet vaikai, žinot, kokį aš sapnavau sapną. Kad, sako, aš prieinu prie upės sraunios ir prie manęs jaunuolis prieina, paduoda man ranką ir nori pervesti mane per šitą upę. Sako, ką čia galėtų reikšti? O ten, kai mes nuvažiavom, tai kiekvieną mėnesį kartą reikėjo eiti suaugusiem į komendantūrą, pasirašyti, kad nepabėgė. Nu, ir tą dieną, kaip tik mamytei jau reikėjo eiti į komendantūrą, jie apsirengė ir eina, ir jis susitinka ukrainietį, Kušnarenką, atsimenu, jo pavardė buvo, jaunuolis toks. Ir jis mamą susitiko ir sako, jūs grįžkit, jums nereikia jau eiti pasirašyti, jūs leidžia namo. Tai va, ką reiškia sapnas, patikėjau, kad sapnais kartais, reiškia, ir jinai papasakojo tą sapną ir sako, jau grįžk, jūs leidžia namo. Kai sužinojot, kad grįžtat namo, ar jums dar Lietuva buvo kaip namai, nes jūs išvežė 5 metų, jūs ten pravot 5, tai pusę gyvenimo jūs vaikų prabuvot Lietuvoje, ar jums jau neatrodė, kad Sibiras yra jau jūsų namai? Labai norėjom namo ir kai jau pasakė, kad namo veš, tai šaukėm iš džiaugsmo, šokinėjom, atsimenu, net ant stalo užlipus šokinėjom. Bet kai grįžom namo, tai buvo toks į pavasarį kažkaip tai grįžom. Tai pas mus buvo vienam name gyveno, turtingi buvo, kitas namas buvo pastatytas, labai gražus pastatytas, su gonkom, kai seniau sakydavo, medienis, bet rastų labai gerų ir labai gražus, ant to paties kiemo, kiemas labai didelis buvo, eketė, labai gražioj vietoj buvo namas. Tai kai mus išvežė, tai tą namą į Eišiškes išardė, nuvežė į Eišiškes ir... Jūsų namą? tą namą naują pastatytą išvežė ir ten buvo jau įstaiga pavertė tą namą. O išardė daug ką, ten ir sklepas, kas buvo, kas geriausia, viską išardė. Buvo klėtys, kaip seniau tokios buvo, kur ten viskas sudėta, tai tėvelis su fermoje vedė, sako, va čia mūsų klėtis fermoje atsidūrės, jau pastatytas ką. Nu, bet paskui tėvelis, kaip grįžom, tai jisai
Jisai jau įsidarbino fermos vedėjų buvo ir gydytojų buvo. Kitoj pusėje kaimynai netoli mus gyveno, tai jų buvo prastas. Jie gyveno kaip vienam gale tvartai, priblokuotas namelis vieno kambario. Tai kai mus išvežė, tai jie persikėlė ir gyveno mūsų name. Tie žmonės tam senam, nes naujas buvo pastatytas, dar negyveno niekas. Iš karto tai jūs turėjote jau naujus namus pasistatę, bet jie juos išardė? Juos iš karto jie išvežė, kai grįžom, jų neradom, o senuose gyveno kaimynai tie buvę. Ir mes neturėjom kur būt. Tai mes tada nenorėjom iš karto, jie neturėjo kur įsikelt tie. Tai mane į Deksnes pas giminės, reiškia, atidavė vaikus visus 3, paskui aš viena ilgokai Deksnių kaime, netoli Valkininkų, ten gyvenau pas tetą. Jie mane priėmė už tai, kad nebuvo kur, o tėvai tai pas mano tėvelio seserį, Miliauskai tokie buvo, Valkininkuose gyveno. Tai irgi nedaug labai vietos buvo, bet kadangi buvo orai jau neblogi, tai ten prie šieno kai kurie miegojo, tai ilgokai gyvenom pas tuos mūsų giminės, kol tie atsiremontavo, kur pas mus gyveno savo ten būstą ir tada persikėlė, bet ten praėjo kokie mažiausi metai ar 2. Kai grįžom į namus, tai aš 3 klasėje mokiausi. Ten 3 klasėje jau į mokslo metų pabaigą. Ir atėjau čia ir pas tokį Martinaitį mokytoją mokiausi, vyras buvo ir jo žmona buvo pradinių klasių mokytoja. O aš kalbėti lietuviškai mokėjau. Rašyti nei vienos raidės, nieko, niekas nebuvo, neturėjo laiko ir supratimo nebuvo. Tai aš, o tokia pareiginga buvau, tai kai namo užduodavo, tai matematikos būdavo uždaviniai, kokių 10 klausimų ir veiksmų, o draugės nelabai mokėdavo, tai jos ateidavo pas mus, tai mano sesuo jom diktuodavo. Jie rašydavo, aš kaip pareiginga buvau, tai žiūriu, kaip jų išraitytos raidės, tai aš nesuprasdavau, irgi raitydavau. Ir paskui iš karto į 3 klasę mane priėmė tas mokytojas. Ir paskui po kažkiek tai laiko jis atėjo pas mus į namus ir kalba su tėvais ir aš pati girdėjau. Sako, jinai labai gabi ir labai greit susigaudo. Ir mokosi labai gerai, sako, aš noriu su jumis pasitart, kad sako, aš apiforminsiu, kad jinai nuo 1 klasės pas mane mokosi, kad nebūtų tremties žinių. Nes sako, ji gabi labai ir sako, į aukštą mokyklą iš tremtinių nepriims. Ir tais laikais, kai aš vidurinę baigiau mokykloje, pirmūnė buvau, kol baigiau vidurinę mokyklą, tai aš labai dėkinga tam mokytojui, kad jis šitai padarė ir mano dokumentuose niekur nebuvo užfiksuota, kad aš tremtinė. Tai aš ne mokytojo specialybė, bet matematikė mano specialybė buvo. Tai visur, reiškia, pedagoginiam 4 metai mokytis, o ten 7 metai buvo mokytis. Kaip jūs žiūrėjo, grįžus į Lietuvą vietiniai? Ar buvo kažkoks kreivas požiūris? Ar labai pasikeitė žmonės? Buvo taip. Kaimynai labai draugiški, tai toj gatveliai būdavo. Tai vakarais, vyrai ypač, rinkdamosi kiekvieną vakarą pas mus ir tėvelis pasakodavo įspūdžius iš Rusijos. Žmonės priėmė normaliai, draugiškai už tai, kad nieko mes niekam blogo nedarėm ir suprato, kad ten be jokios priežasties.
Tai priešų neturėjo, negaliu sakyti. O kaip valdžios institucijos? Minėjot, kad tremtinys jau nelabai galėjo ir universitetą papult. Nu taip, ir su darbais, ir ką, jau problemų buvo. Tai mano tik laimė, brolių ir sesiai labai mokslai susitrukdė, už tai, kad vienaip kitaip, ir paskui jau atsiliko, ten turėjo atgal eit ką, o man vienai pavyko, už tai, kad jauniausia buvau, tai mažiausia nukentėjau. Taip, bet iš žmonių, kad neapykantos kažkokios pajustum, nieko nebuvo šitom. O valdžia, nu tai valdžia kaip valdžia, jei tremtinys, tai nusikaltėlis. Tai va, bet paskui tėtė kažkaip, tai nežinau, nu, jis labai kruopštus, darbštus buvo. Nei gėrė, nei rūko, problemų neturėjo ir buvo geras darbininkas, tai jisai darbą turėjo ir su juo gerai, nes jis ir gyvulius gydė, ir fermų gyvulius gydė, ten ir žmonių gyvulius gydė. Rusai, nu, kažkaip tikėjo tarybinę valdžią. Ir jeigu kurie išgirsdavo, kad lietuviai apie valdžią blogai, kad pašnekėdavo, iš karto eidavo ir skųsdavo komendantūron. Nu, tada tardymai būdavo. Tai va, tas tai buvo. Bet kurie paskui draugiškai jau, kai sugyvenom ir žinojo, kad mes visi nieko blogo nedarom, nieko, tai nustojo. Bet iš pradžių tai labai. Ir kiek gyvenom, tai reiškia apie valdžią negali nieko blogo pasakyti, nes kažkaip tai įskųsdavo žmonės. Ir tada jau ir valdžia blogai būdavo. Ilgai dar sapnuodavot tremtį? Ar dabar dar sapnuojat? Ne kartą pagalvoju ir sapnuodavau. Dabar mažiau sapnuoju, bet tokie prisiminimai ir kad prarasta sveikata ir su sveikata blogai, bet iki šiol prisimenu tą mokytoją. Ir labai norėjau iš tėviškės parašyti jai laišką, bet atsiminiau, kad tik Valentina Vasiljevna, o daugiau aš jos nei adreso, nei nieko, nu ten Khabarovský kraj, Kuruminský rajon, selo Kukan, bet pavardės nėra, tėvavardis ir vardas, taip rusai paprastai vadinosi. Tai aš apie ją labai gražiai net ir rašydavau, laiškus vis tiek prašydavau, tik kad neįsiūsdavau.